Tai tada buvo tokia proga. Ir jiems patiko, jie paskui tą minėdavo, aš nežinau kaip dabar kariuomenėje, gal tam tikra debutelizacija yra įvykusi. Bet visuomeniai kažkas. Ir koks per tą butelizaciją vaizdas mūsų šalies po kiekvieno susirinkimo. Nu, žinot, aš nenorėčiau čia atvažiuoti ir tikrinti, kas bus po šito sąskaičio. Bet būkit malonus. Padarykit taip, kaip didžiosiuose sąjūdžio mitinguose, kai tuometinė valdžia ir tvarkdariais, tai 100 000 žmonių ir viskas švaru, viskas surinko, neprimėtė. Žinoma, dar nebuvo tada tų bambalių, bet mes buvom geresnės kokybės tada. Kad ir būtų bambaliai, nebūtume jų mėtę. Tai štai, mokykla, degtinė, mūsų gyvybiniai klausimai. Svetima informacija, kur užplūsta mūsų sąmonę. Ar mes žinom, kas valdo mūsų laikraščius, kas savininkai? Yra įstatymas, kuris turėtų reikalauti paskelbti. Štai, nuo šios dienos šitas didysis laikraštis jau priklauso tokiam rusiško kapitalo bankui. Štai nuo šios dienos tas irgi labai lygtai norintis būti populiarus ir kovingas ir patriotiškas laikraštis, jis priklauso rusiškam oligarchui. Ir mes taip lyg ir nesusivokiam, kas darosi. Reikia pasiruošti. Reikia, žinoma, reikia įsisavinti kuo daugiau interneto erdvės, gal reikės pereiti lapelius ir panašiai. O mažoji Lietuva, Karaliaučiaus kraštas, Donelaičio žemė. Ar mums visai vis tiek, kad ten statys kokias baisias Iskanderio raketas, ar statys ant Nemuno arba ant Vištyčio ežero branduolinę elektrinę, kurią mes uždarinėjom, o ten mums įvarys. Ar Lietuva neturi balso? Šito klausimu. Lietuva turi turėti balsą. Bet pirmiausiai, tada Lietuvoje mes turim turėti balsą. Šį politinę jėgą. Ir mūsų atsakomybė yra rūpestis, kuriuo norėjau su jumis pasidalinti. Na gerai. Jeigu turim parako parakinėse ir jis nesudrėkęs nuo bambalio, tai atlaikysim. Bet mažinkim. Ir drausminkim. Ir apsikuopkim, Dieve mano, kai pasižiūri, kaip atrodo pamiškės ir aplinka, ko ne apie kiekvieną solelį, ant kurio galima atsisėsti ir dergti. Broliai lietuviai, pasižiūrėkime į save. Būkim kitokie, tada ir gyvenimas bus kitoks. Ačiū Jums. Gerbiamas profesoriau, nepabėkite nuo scenos. Yra to tokia graži tradicija, be kurios Tėvynės sąjungos Lietuvos krikščionių demokratų partijos vasaros sąskrydžiai nublanktų. Visada iškilmingame atidaryme jau yra nusistovėjusi tradicija. Jūs pradedat, o mes visi prisijungiame, ąžuolai žaliuos. Taigi, mėly bičiuliai, papulokite ir matyt pasimetas visiems čia esantiem kartu sudainuoti ąžuolai žaliuos. Tu tokia graži, žemė mūs gimta, nors būnu toli, tau širdį vieta, žemė Lietuvos, ąžuolai žaliuos, žemė žaliuos, žemė Lietuvos, žemė Lietuvos.
Dėkui, gerbiamas profesoriau. Na, dabar į sceną leiskite pakviesti Prienų rajono vicemerą Kęstutį Palionį.